Sveiki visi, čia laida Žaidimų komentarai. Aš, kapitonas Paukščių Pienas. Ir aš, brolis kaimo gražuolis. Šiandien mūsų svečias yra Drambliukas, narkomanas. Ei, kelkitės. Kelkitės! Jūs eteryje. Eteryje. Šiandien mes komentuojame žaidimą NBA Live 2008. Gera muzika! Tai vienas iš prasčiausių žaidimų man matytų, kuriuo aš neseniai atradau. Tu jau jį visus metus žaidi. Tyliau! Tu mane gėdini. Nu, bet kad tu nuo to laiko toks depresuotas, nemėgi naktim, kažkoks piktas labai, su peiliu vaikštai, bėgioji iš paskos, nu aš nepasamdu. Nu gal, nu bet nieko, toliau. Toliau šitą komentuojam. Žinokit, čia toks Lieckis bus be kojos, aš jo nepažįstu, jis mano geras draugas. Jisai bus be kojos, jeigu jau minėjau, tai tada jisai bus be kojos. Jo. Taip, prasideda apšilimas mūsų komandos. Kaip matome, vaizdas nėra tikrai tikroviškas. Ten net tas Lieckis, kai dabar varės kamuolį, ką tik ir neįmėžė, man rodos. Ten parodys, kaip Lieckis. Va tas Lieckis. Matot, kaip derinas, tas didelis. Na gerai. Dabar, kaip matote, mes žaisim su Phoenix'o Suns prieš Clevelando Cavalierus, kuriuose yra visų žinomas LeBronas Jamesas ir Žydrūnas Ilgauskas. Taigi, ką jūs manote apie šį žaidimą? Nežinau, lėvas. Taip, gal ir taip. Prikolas tame, kad šitas žaidimas yra lėvas, bet vis tiek jį verta žaisti, kad susigadintumėt nervus ir pailsėtumėt nuo gerų žaidimų. Taip, nu aišku, kai nėra ką veikti, jį galima žaisti. Tikrai, žinokite, šiek tiek atpalaiduoja, nors kartais susinervini. Čia matot, kaip žmogeliukai bėga, kaip mergai. Gal ir taip. Va, pasižiūrėsime. Matome čia, kamerą tikrai prastai, sunku suvaldyti. Va, dar pasakysiu, va čia, va tas Lieckis bus be kojos. Va, tuoj pasakysiu kada. Va čia Lieckis be kojos, matot, sulindus svoja. Na tai gal ne be kojos, jis gal antžmogis yra, gal turi galių super, kaip manot? Jis kai nuo vakar hašišos prisirūkęs, tai dabar miega kiaurą dieną. Ką tu žinai, gal šiandien tik pulsas pasidėtų geriau. Taip, Drambliukas narkomanas taip ir gavo savo pravardę. Na, o dabar matome, aš laimiu su savo komanda. Paskolink švirkštą. Dabar ramiau, gal tikrai klausysim. Toliau komentuojam. Na štai, matote, aš laimiu. Ir tai reiškia, o va tokių va metimų ir visokių dėjimų per rungtynes pamatysite tikrai daug. Jeigu pastebėjote, kad garsas atsilieka, tai čia tiesiog įrašymo problema, ne pačio žaidimo. Paskolinti švirkštą ar ne? Tyliau. Dabar matote šitie pliemai. Raudoni reiškia, kad gerai mėto iš tenai žaidėjas. Mėlyni, kad blogai. O jeigu jokių nėra, nu tai reiškia vidutiniškai. Aš žaidžiu 2 minutės ir kaip pamatysite, šitos rungtynės buvo mano rekordas pasiektas juose. Štai dabar pasižiūrėsime, kaip atrodo žmogeliukai. Jų veidai kaip atkurti. Čia bus beždžionė! Beždžionė! Teisingai, štai matome beždžionėlę. Na, bet žaiskim toliau. Čia buvo mano pasiektas rekordas, bet kuris paskui išaugo nuo 51, kaip tiksliai prisimenu, lygi 91. Dabar, kaip matome, yra paskutinė minutė žaidžiama ir tikrai, manau, gerai žaidžia maniškai. Nors Clevelandas taip pat stengiasi ir gerai žaidžia. Va, jeigu pamatysite žalią juostą, tai reiškia, kad jūsų žaidėjas pavargo ir jam reikia minutės pertraukėlės. Teisingai. Kaip jūs manote po šito viso kėlinio? Ar geras tai žaidimas? Ne, tai paskolinti švirkštą. Kodėl tai negeras žaidimas?
Viskas. Vis negras be kojos, man jo gaila. Teisingai, o štai